Turiu tau labai gerą pratimą, kuriam reikės popieriaus lapo ir tušinuko. Taigi pasimk lapą ir pagalvok apie kažkokį vieną žmogų, kurį tu labai gerbi. Galbūt tai tavo mentorius, galbūt kažkokia asmenybė, į kurią tu nori būti panašus ar panaši. Užrašyk to žmogaus vardą ir išvardink tas savybės, kurios tame žmoguje tau patinka. 5, 10 ar 15 tų savybių. Ir tada pagalvok, ką tu čia ką tik apibūdinai. Ogi save, nes tu negali kitame matyti to, ko neturi savyje. Jei tu nebūtum mokysis matematikos, tu nežinotum, kas tai yra skaičiai. Jeigu tu nebūtum mokinęsis alfabeto, tu nežinotum, kas tai yra raidės. Tai lygiai taip pat kitame žmoguje tu negalėtum matyti tų gerųjų savybių, jeigu jų neturėtum savyje.